Sveiki, čia Gaming Play ir šiandien žaidžiame mcpricing.lt serveryje. Tai va, pasveikinau. Ir kaip matot, jau čia yra biški prakasta ir aš jau esu biški prasižaidęs ant šitą serverį. Ir kaip žinot, čia yra labai daug cheaterių. Labai daug cheaterių tiesiog. Ir aš tiesiog niekada beveik neinu čia PvP ir taip nelabai moku. Oh fuck. Jau galvoju, kad mirsim, bet gerai. Ir taip, aš jau esu paskėlęs į B grupę. Ir tikiuosi paskelsiu ją. Nes nedaug trūksta, dar tik tai 13 tūkstančių. Čia yra dar labai maži pinigai bent jau man, nes aš tiesiog 20 tūkstančių per dieną surenku, gal net daugiau. Tiesiog nenoriu girtis ir tai va. Jeigu kas nežinote šitą serverį, paliksiu description'e, IPA. Visai nėra labai blogas toksai servas, tik tai labai užklins, kad sargybiniai tokie lopai. Ir tiesiog nebanina cheaterį ir viskas. Tiesiog galiausiai daugelis, kas žaidė šitam serverį, suprantat, kas tas yra dalykas. Aš gal jau pradėjau žaisti, kai aš jau žaidžiu, tiksliau kaip 2 savaitės liktais šitą serverį. Ir man atrodo, kad jis po biškį man atsibosta, nes čia pagrindė vien miningas ir daugiau nieko. Čistai, nei minigeimų nieko. Tiesiog čia rimtais kalėjimas. Ir norėčiau, kad tikrai koksai savininkas, aišku yra savininkas, kad padarytų minigeimą, nors fucking vieną minigeimą. Nežinau, tikiuosi, rašykite į komentarus, kokį norėtumėt minigeimą, kad čia padarytų. Štai labiausiai norėčiau kokio TNT runą. Esu žaidęs, labai patiko ir dar norėčiau padaryti, bet kadangi nebeturiu legalo. Taip, aš turėjau legalą, bet keistais mano kitos lopas. Ir kaip pasakyti, nenoriu daug kalbėti, nes labai daug nusišnekėsiu, ir tada bus video again. Tik visą dieną. Nu, bet tik to. Ką dar čia norėjau pasakyti. Jo, tiksliai, rašykite komentarus, ko labiau norėtumėt Minecraft arba dar kažko kito. Net neįsivaizduoju, ką dar pasakiau viską beveik. Ką dar norėjau pasakyti? Norėjau pasakyti, subscribinkit mano kanalą ypač. Tikiuosi niekas žiauriai neheitins ir manęs nebus heiterių. Jeigu ir žaisite šitame serveriu, tikrai nepasitikėkite tokiais playeriais, ypač A bloke. Tiksliau C, nes tenais yra pagrindinės, kurie yra daugiausiai vagysčių. Esu tai patyręs ir esu jau tai padaręs, kai labai reikėjo pickaxe DMD. Tad čia pas manęs nėra max, bet ir neblogas toksai stone sandui kasti, bet nežinau, kartais užšnės apie greitas kasimas, nes gaila kartais ir palieki labai daug blokų, pavyzdžiui, kai šiandien 4 arba daugiau steko kai 3. Ir tiesiog pavydi, nes žinai, kad kažkas gali kitus paimti, bet tas pavydas bamba griaudžia, bet tai va, sakau, nenoriu aš daug šnekėti, nes nusišnekėsiu, jau pradėjau, aš jau jaučiu, kai nusišneku, bet reikės biškai pakarpyti video, bet nieko. O, matot, pinigų C, matot? O, kurva. Gerai, kad šito ir nebuvo. Ai, pohui, vis tiek sudrošęs pykas.
Aš nebuvau bagas, nesigailiu. Back full inventory. Einam biškį pakast. Ir aš darau taip, kad neinu iškart pardavinėti. Aš tiesiog dedu į čestus. Taip, aš turiu kamerą. Dedu į čestus ir tiesiog taupau labai daug, pavyzdžiui, sustaupau daug. Ir tiesiog aš einu pardavinėti ir nes aš iškart kai pardavinėju, man tiesiog viskas nusibraukė, nes ir pickaxe ir viskas. O dabar kai parduodu viską ir sudedu į čestus ir parduodu, man tiesiog atsikaupia į pliusą, net nežinau kaip, o tiesiog kai iškart pardavinėju, iškart į minusą šoku. Net neįsivaizduoju, kodėl. Manau, kad čia užteks. Dar biškį gali. Poras teko. Aš nelabai noriu ir kažką tai kalbėti, nes ta prasme tiesiog, kad nelabai man taip kažkaip su to kalbėjimu sekas ir taip, kai aš kuriu daugiausia video, aš kai klausau muzikos paleidžiu, tai va, manau, kad ir dabar tai padarysiu. Tai va, padarysiu, kad būtų muzika.